Labas, mama. Manau, kad laiškas tave nustebins. Net nežinau, nuo ko pradėti. Noriu parašyti kuo gražiau, nes tu to verta. O gal tiesiog leisti žodžiams patiems išplaukti iš mano krūtinės. Neturėtų būti labai sunku. Dabar atsimenu, kaip tu lengvai man parašai ilgą žinutę, kuri iškart nuramina ir priverčia nusišypsoti. Ir taip kiekvieną kartą. Taip, tu visada moki mane nuraminti, prikelti iš numirusių ir vėl priversti spindėti ryškiau nei bet kada. Tu esi stipri, griežta, bet tuo pačiu šmaikšti ir rūpestinga. Jei kas ir išmokė mane atsakomybės jausmo, tai tik tu. Tu man visada geriausias pavyzdys. Visa laurai tau, nes atstoja mano abu tėvus. Atvirai pasakius, man visada ir užteko tavo meilės, nes ji yra neapriepiama. Jau prabėgo keletas metų, kai esu aš čia, Šiaurės Amerikoje. Aš suaugau, tas amžinas mano skubėjimas, reikalai, norėjimas sužinoti ką nors naują, patirti neįprastų nuotykių, atima iš manęs laiką, kuris turėtų būti skirtas tau. Kas rytą maišau kavą, kapstausi praėjusių dienų prisiminimuose, kuriuose gyvena buvusieji draugai ir priešai. Tuomet aš pasiilgstu naujovių, kurios man leistų svajoti ir išlikti savimi, nes žinau, kokį tu norėjai matyti mane. Žinoma, erzina kasdienybė. Mielai viską mesčiau, bet jaučiuosi taip, lyg būčiau stipriai pririštas. Nežinau, gal tai pripratimas, gal būtinybė, o gal permainų baimė. Bet aš visad galiu grįžti pas tave, mama. Myliu tave visą širdimi ir laukiu tos dienos, kai galėsiu vėl pamatyti tave, tavo brangus sūnus, Vakaris.